Sveiki, čia yra įspūdinga vieta Oksforde, kur apsirenginėja patys įtakingiausi, kaip čia pasakyti, darantys didžiausią įspūdį, turintys aukščiausias pareigas žmonės. Ir aš susidraugau čia su savininku, jis yra pardavėjas, jis šiek tiek duos mums interviu. Dabar aš įsivedu, šiek tiek nufilmuosiu, kas ten yra, o paskui jisai pakalbės. Tai va, čia labai įdomi vieta, čia labai gražų kostiumą, aš tokių nesu matęs. Bet aš labai patenkinęs, kad tokių iš vis yra. Galite atkreipdėmėsi, kaip čia viskas gražu, toks va. Tos gal, iš tikrųjų šiek tiek apšvietimas atrodo, jisai yra melsvos spalvos, daug gražesnis, gal mano kamera tiesiog neparodo to viso grožio. Šitoks yra šiek tiek violetinis, iš tikrųjų čia nesimato to grožio, koks jisai yra gyvai, baisiai įspūdinga. Neįtikėtina, pažiūrėk, koks šlipsas, va gal tikrai pritrauksiu, kaip čia viskas turi būti. Čia kaip turi atrodyti, va vyras va iš arčiau ir čia, o man labai įspūdingai atrodo, kas jau nusimano, kas mėgsta, tai tikrai mato, tai yra įspūdinga vieta. Va, kai išlipsi, priderinama, pažiūrėk tą šienėliai. Dabar aš greitai perėsiu prie baltinių. Baltiniai, va šitie gal nieko, bet va, jokie raštai įdomus. Niekur tokių raštų nėra. Pabandykit Lietuvoje rasti. Bet kurie su Akropolė ar ką norit, nieko to nėra. Na gal vienas kitas variantas, va kaip tas su mėlynais kvadratėliais yra, bet žiūrėk kokie šlipsai. Matot, kokie raštai. Čia kitas raštas. Dar vienas. Čia gal įprastas. Čia labai įdomus. Čia iš karto galiu taip apsirinkti ir čia yra kaip ir priderinta. Viršai dar tokių yra įdomių dalykų. Eik, taip draugiškai leido čia man viską. O, čia žiūrėk, koks įdomus. Manau, ne vienam direktoriui patiktų toks šlipsas. Galėsit per mane užsakyti jų. Bet čia kainos tikrai pasiturintiem žmonėm. Pažiūrėk, koks įdomus švarkas. Koks modelis įdomus. Apgalvota, priderinta. Baltiniai, pažiūrėk tą, kas raštas. Matyt, kur nors tokis. Bet niekur. Čia va yra šiandien šlipsai įvairiausi. Aš nenoriu daug užimti laiko, bet tiesiog taip. O šitas mantas man labai gražus atrodo. Čia mano spalvos, viskas. Dauguma prekių yra pagaminta Italijoje. Kai kas Anglijai, šiek tiek kalbėjom apie tai, bet bendrai taip. Čia pažiūrėsiu, bet yra vyresniem gal žmonėms švarkai tokie šiltesni, arba ne gal. Mums Lietuvoje atrodo, kaip vyresniem, o čia iš jo, kaip sakant, džentelmenai. Labai ta spalva yra džentelmenų. Šitas įspūdingas mano akiai modelis, kaip viskas sudėliota. Yra įvairiausia aprangos taisyklės, taip pat ir vyrams. Ta prasme, kai kurias aš jau sužinojau, bandysiu taikyti ateityje. Prasme, aprangos tai visi, kas prie ko dera, kas kaip turi atrodyti, kas kur ne, taisyklės, etiketas ir visa kita. Šitas labai gražus, pažiūrėkit. Šlipsas viskas jau. Gana. Jason, so maybe you introduce something about yourself? Yeah, well, everything that we do here is all our own designs, it's all our own creations. So the designs for the ties may be only about 6 of each, and then we stop and we make a different colour or a different design. And then with the cloth for our tailoring, again it's all woven in Huddersfield in the UK. And we do minimum runs. When it's finished we stop and we create something new. So it's all about being exclusive and the best quality, but then also when you finish you don't do any more, stop and then do something new. Where you
got knowledge about this business, about suits? I've been in the industry for a long time, worked in different companies, but here at Clementon Church it's all about, we control everything, so we design it ourselves, we have the factories that we use, so we control everything. So it's all about us being able to do it ourselves and not using other people to do it. Okay, it's incredible. Thank you. Goodbye. Okay.